Sveiki, malonūs klausytojai ir žiūrovai. Aš esu Justinas Žilinskas, nacionalinis vaikų ir jaunimo skaitimo ambasadorius, deleguotas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Tai jau ketvirtoji knygelaidė, kuria apžvelgiame svarbų literatūros erdvės reiškinį - metų knygos rinkimus ir juose atsirandančias knygas. Jūsų jau laukia 2 garso tinklalaidės ir 1 vaizdo. Jeigu patiks, ką išgirdote, susiraskite ir jas. Bet prieš pristatydamas šios laidos temą ir svečius, noriu labai trumpai priminti, kad metų knygos rinkimai jau vyksta 20 metų ir šios akcijos organizatoriai yra Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos, sporto ir mokslo ministerija, partneris Lietuvos leidėjų asociacija, o informacinis partneris Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija LRT. Daugiau informacijos apie metų knygos rinkimų akciją, ekspertų rekomenduojamas knygas, nominuotas knygas vadinamosius 5-tukus ir laimėtojus, žinoma, galite rasti tinklalapyje metuknyga.lt. Metų knygos visada turi vaikų ir paauglių kategoriją, o pastaraisiais metais atskirą paauglių ir vaikų kategorijas. Būtent apie knygas vaikams ir ne bet kokias, paveikslėlių knygas šiandien ir kalbėsime. Tad šiandien studija su manim dalinasi 4 autoriai - 2 rašytojai, 2 dailininkai arba 2 kūrybiniai tandemai, kurie, tiesą sakant, nuolat keičia partnerius. Tai juos ir norėčiau pristatyti. Tai pirmiausia yra Evelina Daciūtė ir Aušra Kidulaitė, arba populiariosios knygos neseniai Latga paskelbė vėl eilinį kartą rezultatus, ką labiausiai skaito, taigi Laimė yra lapė autorės. Sveikos atvykusios. Labas. Vienas populiariausių rašytojų vaikams Marius Marcinkevičius, rašantis ne tik paveikslėlių knygas. Sveikas. Sveikas. Ir dailininkė Agnė Nananai, jeigu norės, kada nors galės pasakyti ir savo tikrąją pavardę, kuri dirbusi ir su Mariumi, ir su Evelina, taip pat iliustruojant ir vaikų poetų klasikų knygas. Labas, Agnė. Labas. Tai, gerbėmieji, pirmiausia, labai ačiū, kad skyrėt savo vasaros neįkainojamas minutes ir atėjote į šitą jaukę ir labai šiltą, skirtingai nuo šios vasaros studiją pasišnekėti. Ir iš karto, be ilgų įžangų, noriu jūsų paklausti, tai vis dėlto, kas yra ta paveikslėlių knyga? Ir yra skirtumas tarp paveikslėlių knygos, knyga su paveikslėliais ir kodėl, kai mes augom, tokio dalyko kaip paveikslėlių knyga tarsi nebuvo. Aš bent jau neatsimenu, gal čia mano atmintis trumpa. Tai kaip jūs žiūrite, kas yra paveikslėlių knyga? Kas norėtų pradėti? Daugiausiai apie paveikslėlių knygas pas mus žino Aušra. Tai čia 100% yra didžiausias Lietuvoje paveikslėlių knygų ekspertas. Mano nuomonė. Puiku. Aušra. Man atrodo, mes visi viską čia puikiai išmanom ir tas iš tikrųjų atrodo tavo labai tas, kaip ir labai paprastas tas klausimas. Paveikslėlių knyga tai yra tekstas plus vaizdas ir lygų paveikslėlių knyga. Tai prasme A plus B lygų C. Tai va tai yra toks nedalomas teksto ir vaizdo darinys, kuris vadinasi paveikslėlių knyga. Ir taip tu tikrai visiškai teisus, kai mes augom, tokio dalyko pas mus nebuvo, nes knygos vaikams taip pačia savaime buvo vertybė būtent tekstas, rašytinis dalykas, reiškia tas estetinis dalykas, arba kad kalbėjimas vaizdais iš viso jisai buvo antram plane, arba net nebuvo tokio poreikio, nors to pačiu metu vakarų pasaulyje, Amerikoje po karo paveikslėlių knygos ypatingai šovė ir ypatingai pasidarė populiarius būtent po karo. O tai tarkim, kai mes vaikystėje skaitėme, pavyzdžiui, tuos pačius eilėraščius, ar ne, ir ten visokiausios iliustracijos, aš dabar pavardžių nepasakysiu, betgi buvo tikrai labai tų ryškių dailininkų ir dailininkių ypač. Tai nebūtų laikytina paveikslėlių knyga dėl to, kad vaizdas neveikia taip smarkiai kaip tekstas, ar ne? Taip. Labiau dekoro elementai. Iliustruotos knygos, taip pavadinti. Ir tarkim poezijos, tai labai apėmė tokius grinai estetinio, dekoratyvumo tą vietą, kad nebūtų vien tik tekstas, kad kažkoks pagražinimas, palinksminimas akiai prie to prisidėtų, bet tai nenešė tokios žinutės interpretacinio kažkokio pobūdžio ir skatinančio toliau mąstyti ir fantazuoti. Aha, tai tada kuri bus pirmoji paveikslėlių knyga, su kuria susidūrėte tada gyvenime? Va būtent jau paveikslėlių knyga.
O aš taip pat iš savo vaikystės atsimenu, kad man labiausiai padarė įspūdį Rikiki, Rududu ir Pamestas raktas. Tai šita knyga iš tikrųjų jau galėjo... O ten yra paveikslėlių knyga? Ten yra labai minimaliai teksto ir labai daug iliustracijų ir tai jau tikrai galima įsivaizduoti, kad man greičiausiai tai ir buvo tas susidūrimas, kad vaizdai pasakoja daugiau negu tekstas netgi. Mariau, atsimeni, ką nors? Ne, aš atsimenu, bet gal ten ne paveikslėlių buvo knyga, buvo tokia. Peliukas muzikantas apie Silvestrą. Buvo Silvestras. Peliukas, kuris gitaroj ten apsigyveno, kai jo ten Rugių lauką nupjovė. Tai ten, man atrodo, gal ir paveikslėlių, netgi sakyčiau, knyga. Bet labai labai sena. Mano turbūt toks ryškiausias atsiminimas, bet aš gal nepasakyčiau, kad tai yra tikrai paveikslėlių knyga, tiesiog buvo stipriai kitaip negu iki tol, tai buvo apie Kiką, bet tai buvo... Indeniukas Kikas. Taip, bet tai buvo turbūt stipriai kitaip dėl to, kad tai buvo visiškai kitoks vizualinis, tas toks filmukų, animacijos perteikimas. Tai netgi link anime truputėlį jau to sakytas, bet tai buvo tas laikmetis jau po 90-ųjų, tai buvo tikrai, mes nebuvom pripratę prie tokios estetikos aplamai. Visas tas pakuočių pagyvėjimas ir džiaugsmo spalvų įnešimas į aplinką. Kikas, tiesą sakant, buvo jau ir sovietmečių, nes aš jį iš savo vaikystės prisimenu. Bet jį tiesiog perleito, nes jis ten labai... Tai tiesiog toks ryškiausias, bet kitų, kažkaip, nežinau, bent jau pas mane namie labiau buvo visokios pasakų rinktinės. Smulkus tekstas. Taip, ir nedaug retkarčiais iliustracijų, kas ir įdomiausia būdavo, nes versdavai kitos vietos, kur ta iliustracija, tą tekstą. Evelina. Aš tai atsimenu tokio karikatūristo knygą. Jis gal buvo iš rytų Vokietijos. Buvo karikatūrų knyga. Bet ten vien karikatūros. Bitstrupas? Tikriausiai, taip. Jis kaip komiksas pasižiūrėjo. Danas buvo. Danas. Tai vat jo labiausiai prisimenu, nes labai daug kartų žiūrėdavau. Ir plus man labai patikdavo, kad būdavo tokios ne vaikų temos. Ne vaikų. Bet tas labai labai traukė, kad nebuvo to tikriausiai infantilumo ir buvo toks tikras gyvenimas, kažkoks tikras, tikroviškas gyvenimas perkeltas į iliustracijas. Bet teksto ten visiškai nėra. Nebuvo teksto. Visiškai nėra, ten yra tik tai ten komiksų šitie tokie lapukai pavadinti. Ten kažkokie garsažodžiai gal ir būdavo. Bet tas man labai ir patikdavo, nes tu galvodavai, kad kiek gali dar prisigalvoti prie viso to ir kiek paveikslėlis gali papasakoti, ar ne? Ir juokinga, kad žiūri paveikslėlį, nieko neparašyta, yra juokinga. Taip. Tai ar mes galime sakyti, kad paveikslėlių knyga tai yra kažkoks ankstyvasis komikso variantas? Ne, vargu. Komiksas yra komiksas, jisai. Atskiras žanras. Bet ten vėlgi, ten vaizdas ir tekstas, jie labai labai turi būti geroj vienovėj, kaip ir paveikslėlių knygoje. Ar kaip atskirtume tada tą žanrą? Nes tarkim, visi suprantame, kad Ančiukas Donaldas tai yra komiksai ir tai nėra paveikslėlių knyga. O kodėl? Tai labai svarbu dialogai komikse yra. Ir tas veiksmas, kuris būtent persiteikia vaizdu, bet siužetas, jisai paveikslėlių knygose yra dar nusakomas ir žodžiu. Tai toks lydimasis. Komiksas yra daugiau kaip kadruotė tokia tiesiog, gal sakyčiau, bet eina ištisai pasakojimas kaip filmas, iš esmės, tik tai gal didesniais tarpais. Ir netgi iš tikrųjų tyrėjai išskiria dar vieną subžanrą kaip grafinę novelę. Tai ta prasme irgi yra liktai skirtumas. Tačiau suaugusiem, ar ne labiau? Nebūtinai. Sibiro haiku, arba Mariaus Linos darbas Mergaitės už šautuvą, tai irgi netgi, sakyčiau, labiau yra grafinė novelė netgi negu komiksas. Čia aišku tokia trapi riba, bet yra tas terminologijos skirtumas. Gerai, tai aš čia ant stalo turiu įvairiausių jūsų knygų. Čia pavyzdžiui yra Mariaus ir Aušros draugystė ant Stramblio galo. Taip. Norėjau sakyti dramblio, straublio, susipainišė Stramblio, bet yra Straublio galo. Taip, legendinė laimė yra lapė. Taip. Mariaus ir Agnės, kaip pelėdžiukas iš namų pabėgo.
aš kažką kiko jame matau, ar ne? Indėna. Indėna, taip. Taip, Mariaus ir čia nesančios Linos Dudaitės Sivužas ir Evelinos ir Agnės paslapčiausia paslaptis. Tai jūsų kaip va tokio kūrybinio autorių įvairių tandemų, grupių, ne grupė, čia duetai, ar ne? Tai visgi noriu paklausti, tai kaip gimsta ta paveikslėlių knyga? Kas pirmas ateina? Ar Marius atneša tekstą ir tada Agnė arba Aušra imasi jį iliustruoti? Ar Aušra sugalvoja idėją, skambina Evelinai, turiu tokį padarą nupiešusi, rašyk tekstą? Kaip atrodo, kaip paveikslėlių knygos atsiranda? Mano atveju tai aš rašau tekstą kažkokį, paskui duodu leidykloms ir leidyklos jau ieško autorių, arba aš chuliganiškai pats išsiuntinėju keliam dailininkam, tada leidyklos pyksta mane. Netgi pyksta leidyklos, kad... Jo. Nu, nes tu kaip ir užlendi jiems už akių. Ir tada jau mūsų, kadangi dailininkai yra labai geri, tai ir išdidus jo drapiežni, kaip Vilniui sako, tai jie renkasi tikrai ne kiekvieną kūrinį. Ir netgi ne kas antrą dažniausiai. Va, ir tada, jeigu pavyksta susitarti, tai tada jau ir prasideda darbas. Na tai kiek Mariaus kūrinių atmetėt? Nemažai tikriausiai. Na taip yra. Mano atveju tai aš kadangi dirbau 2 kartus su Evelina, 1 kartą su Marium, 4 kartas buvo, kai pati rašiau ir iliustravau. Tai mano atvejais, kai aš dirbau poroje, tai visą laiką viskas prasideda nuo teksto, tekstas tau arba tinka, arba netinka, ir kadangi šiaip vidutiniškai man knygai reikia kokių 1,5 metų mažiausiai, tai aš net nesiemu, jeigu tas tekstas nekabina ir nieko tu tą temą negalėsi kalbėti ir išsiplėtoti, nes, ta prasme, vien fiziškai vienoje knygoje tiek laiko praleisti, ta prasme, tai tau turi rezonuoti šitą temą. Tai taip, aš tikrai, man atrodo, esu pagarsėjusi ypatingai daug atmetanti tekstų, bet tai tikrai, Mariau, ne tik tau. Visgi jo, mano atveju yra geras tekstas ir nuo teksto prasideda toliau vaizdas kuriamas. Agne? Nu, man tai kiekviena knyga, tai kita istorija. Tai gerai, porą papasakoti. Taip, tarkim, su Mariaus Pelėdžiuku tai buvo taip, kad aš gavau iš leidyklos pasiūlymą. Su Evelinos paslapčiausia paslaptim, tai čia buvo, kaip Marius sako, chuliganiškas užbėgimas už akių ir tada prasidėjo darbas. Tai pirmiausia, su Evelina sutarėm, po to su leidykla. Su Ševeliūra Evelinos tai buvo... Idėja buvo Agnės. Taip, prasidėjo viskas iš mano pusės. Pradėjo paišalioti ir išprovokavo istoriją. Evelina išprovokavo parašyti. Tai tavo paveikslėlį išprovokavo istoriją, taip. Žodžiu, kai pamačiau ir galvoju, ir gimė, ir iš karto pamačiau personažus, man iš karto kažkaip tai vardai, o siužeto irgi dalis siužeto, tu jau buvai dalį siužeto sugalvojęs. Buvo taip, kad... Šuo, kuris bijojo kirptis. Taip, buvo taip, kad nusiunčiau, kažkaip tu manęs paklausai, aš tau nusiunčiau ir tada jinai man po 10 minučių parašo pirmą pastraipą, kuri realiai nepasikeitė ir galutiniam variantui, ten nežinau, kablelį vietam gal. Bet vardai, ten kur kas vyko, viskas va tai va. Ir tada, nu, tai viskas aišku, sakau. Gerai, tai kaip supratau, pradžioje dažniausiai vis dėlto atsiranda tekstas. O yra buvę taip, kad paveikslėliai, kaip sakant, dailininkas dirbo ir tu matai, kad kiek kažkaip su tuo tekstu nedarai, reikia tekstą keisti. Čia Marius tik šitą liūdną istoriją, man atrodo, pasakojo. Kad būtent, kad reikia staiga keisti, derinti tekstą prie paveikslėlį. Ai, taip. Dažnai tai būna? Ne dažnai turbūt, bet atsitinka kartais. Ir sunkiausia yra jo, nežinau, kaip Evelinai pasisekė su Ševeliūra, bet po to kurti istoriją palei paveikslėlius kažkaip. Man nekarto nėra tai buvę. Tai tada gana sunku būna.
O gerai. Tai... O keisti būna, kad keičia jo leidyklą, pavyzdžiui, jeigu jiems ten, nu, man retokai, bet būna, kad nepatinka darbas dailininko ir atsisako, renkasi kitą. Tai čia jau tada, kai visiškai dailininką atmeta, bet turiu omeny, va, tas tandeminis santykis, tarkim, na, įsivaizduokit, kad rašo knygą, susidūrė teksto autoriaus ir vaizdo autoriaus. Na, tarkim, teksto autoriui nepatinka vaizdo autoriaus požiūris, ar ne? Tai, kas tada? Kaip tada sprendžia? Kaip ką Marius vadina chuliganišku elgesiu užbėgimų leidyklai, tai aš vadinčiau nechuliganišku elgesiu. Tai man atrodo, kad kai tu parašai tekstą, bent jau aš kai parašau tekstą, tai aš beveik iš karto pradedu galvoti, kas gali iliustruoti. Kartais net ir vos pradėjus rašyti tą tekstą, aš matau tam tikrų dailininkų iliustracijas šalia to teksto. Ir tada galvoju taip, kad man reikia, kad tai yra tas žmogus, kuriam atiduodi tekstą ir atiduodi kaip į šulinį įmeti. Nes tu pasitiki to žmogaus stiliumi, intelektu ir taip toliau. Kad jisai, ir tau yra įdomu, kaip jinai dažniausiai mano atžvilgiu, visai jinai, pamatys tą, ką tu parašei. Aš nesikišu, nerašau, kad va tas berniukas turi būti juodaplaukis, arba ten tas kažkas turi būti toks ir toks. Yra buvę atvejų, kai iliustratorė paprašė pakeisti žodį, kokį per visą tekstą vieną, nes pasirodė per silpnas, arba sukeisti žodžius vietomis. Bet ne, čia jau net ne iš iliustratoriaus pusės, o iš skaitytojo pusės, sakė, va ten truputėlį subildėjo. Va ir viskas. Tai čia aš net nelaikau taisymų, aš vis labai dėkinga už tokius dalykus. Ir man nėra buvę, kad aš galvočiau, kad ne taip nupiešė, nu, kad kažkaip visiškai ne taip nupiešė, nes tada vadinasi, aš ne taip parašiau. Šiaip iš tikrųjų geros ir sėkmingos paveikslėlių knygos paslaptis, tai yra dailininkas parašo tai, kas jam yra svarbu. Tai yra rašytojas parašo, kas jam yra svarbu, dailininkas nupiešia tas, kas jam yra svarbu. Ir tu, pavyzdžiui, kaip pradedi dirbti su knyga, tu negali ignoruoti, jeigu, pavyzdžiui, rašytojas rašo, buvo gražus vakaras, tu negali piešti dienos, nes tekstas sako apie kitus dalykus. Bet kaip tu tą pavaizduosi vakarą, čia jau yra tavo dalis. Ir tai, kad yra kažkoks toks gajus įsivaizdavimas, kad reiškia, kad dailininkas turi tikti rašytojui, kad tiktų ten. Ta prasme, dailininkas nesikiša per daug į teksto kažkokius tokius literatūrinius, lingvistinius niuansus. Taip, ten galbūt kablelis yra normalu paprašyti, kad kažką, o lygiai taip pat rašytojas parašo, kas jam svarbu, ir jisai lyg ir visiškai nesikiša į vaizdinę pusę. Tai tiesiog du profesionalai susitinka ir padaro kiekvienas, ką gali geriausiai. Jo, nes kaip aš sakau, tai mes rašytojai sukuriam kažkokią istoriją, sukuriam herojus, o jau dailininkai sukuria tą pasaulį, jiems namus, iš esmės. Nes mes parašom tik tai vaizduoti. Ir, pavyzdžiui, Sivužas buvo, aš įsivaizdavau visai kitaip savo galvoj, kai rašiau tą paršelį. Bet vat, kai Lina nupaišė, tai aš atsiverčiau, wow, man buvo labai toks įspūdis didelis. Nu, visiškai priešingas, negu aš įsivaizdavau. Ir dar kitas dalykas, kad, aišku, būna leidyklos daugiausia ir kišasi. Ir jie turi savo meno redaktorių, savo požiūrį, savo kažkokius tai rėmus, kur, pavyzdžiui, paveikslėlių knyga turi būti neilgesnė kaip 500 žodžių. Aš sakau, nu kas taip sugalvojo, kur čia parašyta? Nu, čia tokios bendros, tai nėra jokių bendrų taisyklių. Jeigu tu parašai gerą istoriją ir labai geras dailininkas tai iliustravo, tai ir yra paveikslėlių knyga, puikiai paveikslėlių knyga. Niekad žodžių neskaičiuos, joks ten vaikas atsisėdęs ar suaugęs, jie nori išgirsti istoriją, pamatyti paveikslėlį. Taip ir lygiai Sivužė buvo, kai tenai paršelis eina čiobrelių šlaitu ir jaučia tą visą aromatą. Ir leidykla, nu kažką reikia išmest, čia šitą sakinį išmetam. Ir Lina tada iliustratorė sakė, nu ne, taigi čia pats jausmas toks, eini čiobrelių šlaitu, tokia nuotaika, viskas negalima to išmest. Tai va ir liko tas sakinys. Gerai, o tai kuriant paveikslėlių knygas, tarkim, jūs turite galvoje aišku adresatą, kam jas rašote, pavyzdžiui, kokio amžiaus vaikui,
Ar antrą dugną įdedate, kad ir suaugusiam būtų įdomu skaityti? Kitaip tariant, paveikslėlių knyga, kiek siekiate ją padaryti universalę? Man atrodo, svarbiausia yra papasakoti. Jeigu tu prieš pasakodama savo sudėsi kažkokius rėmus, kad va dabar aš pasakoju 6-mečiui vaikui ir dar norėčiau paliesti socialinės temas, kažkokias išspręsti tam tikrus socialinius klausimus. Aš nežinau, aš su tokiu galvojimu galėčiau parašyti istoriją. Istorija, jinai turi gimti galvoj ir jeigu tu bendrauji su vaikais savo gyvenime, tai man atrodo, tu tiesiog, esi toks pasakorius ir pasakoji istoriją, kad tu kaip esi kaip prie laužo ir kad tie vaikai nepabėgtų nuo laužo tau pasakojant, taip? Ir visą laiką galvoju ir apie tėvus aš jau paskui pagalvoju. Bet kaip sako, kad laimė yra lapė, yra tokia tarsi dvigubo, yra dvigubo adresato knyga ir tinka ir tiems, ir tiems. Tai visų pirma yra todėl, kad tu nežiūri vaiką infantiliai, kad tu nepasakoji kažkokios sumažintos tos istorijos, sumažintam vaikui su sumažintais gebėjimais. Tu pasakoji žiūrėdama kaip į žmogų ir jeigu tu vaikui pasakoji kaip žmogui, tai tas istorija tiks ir suaugusiam. Ir suaugęs ją supras. Tai man atrodo, kažkaip va taip. O paskui jau kas ten, tiesiog jeigu tu vaikui pasakoji, tu neturi bandyti būti kažkoks protingesnis, toks mokytojas, kažką paaiškinti. Tiesiog pasakoti istoriją. Ir man atrodo, tas istorijos pasakojimas yra taip sumažėjus jo svarba pasaulyje, nes jis apauga ideologija, apauga socialiniais dalykais, kažką turi išmokti, kažkoks moralas turi būti, kažkokia socialinė tema paliesta ir išspręsta. Ir tas pasakojimas jis kažkaip traukiasi iš šonelių, toks pasidaro toks vargolėlis. Paprasta istorija yra vargolėlė, jeigu joje nėra kažkokių mokymų ir socialinių elementų. Tai man dėl šito gaila. O kaip dailininkam, tarkim, kai jūs pradedate iliustruoti, kaip jūs pasirenkate, nežinau, stilių, kaip tai atrodys, spalvas, dar kažką? Yra, pavyzdžiui, kokios nors spalvos, kurių niekada nenaudojate dėl to, kad ten jos kuria kokią nors ten bjaurią nuotaiką ar dar kažkas panašaus? Tas Aušra buvo su žalia problemytė tokia. Bet šiaip, Justinai, gal tas pats klausimas toksai, kažkada, kai mokiausi Dailės akademijoje, man dėstytojas pasakė, aš mokiausi tapybos ir jisai pasakė, geri yra abu teptuko galai. Tai reiškia, nesvarbu, kaip tu tapysit, visiškai nesvarbu tavo stilius. Lygiai taip pat kaip rašytiniam tekste svarbu, kaip tu papasakos, lygiai taip pat ir toj meniniai raiškoje visiškai nesvarbu nei stilius, nei kažkas. Svarbiausia, kiek tai yra paveiku, kiek tai kalba, kiek tai galima kažkokias suprasti, iš to perskaityti kažkokią kitą istoriją per vaizdus. Bet šiaip, jeigu Evelina tikrai pasiekė, tai turiu tokią jautrų santykį su žalia spalva, mano praktiškai nei vienoj knygoj nėra beveik žalios spalvos, arba jinai tokia labai pagesinta ir labai ironiška, kad būtent aš su žalia spalva susidraugavau per karantiną, kai pradėjau pati auginti gėles. Ne veltui atsisėdo prie monsteros. Ir tada Evelina, kaip tik mes pradėjom kurti paskutinę mūsų bendrą knygą apie tulpę, tai jau ten tiesiog nori, teko tos žalios dar daugiau. Bet turiu prisipažinti tam, kad susidraugaučiau dar labiau su žalia spalva, aš nusipirkau žalią paltą. O, taip. Paskutinė skamba pesimistiškai, kažkaip nuskambėjo labai. Mano klausimas dar truputėlį kitų kampų, aš norėjau paklausti. Dabar pažvelgus į visas šitas iliustracijas, ar ne, jos tokios yra, kaip čia pasakyti, jos nėra realistinės, bet juose tu pažįsti padarus viską. Ar yra kokia nors paveikslėlių knyga, kur, pavyzdžiui, būtų abstrakčiojo meno iliustracijos? Taip. Yra tokių, ar ne? Yra. Pavyzdžiui, Lietuvoje dar Šontan, man dabar šmėstelė yra toksai iliustratorius, tai jo rašytojas, jo knygose yra tokia daug labai nerealių personažų. Taip, kad... Tai čia visur nerealūs personažai, čia nei vienas neatrodo tikras. Tokių neatpažįstamų ir neįvardyjamų.
Yra. Šiaip tikrai tos tokios kažkokių rėmų čia nėra, žinok, čia viskas labai, visko daug yra. Tik tai dėja tenka pripažinti, kad visko daug yra ne Lietuvoje. Visgi pas mus yra labai... Trūksta įvairovės. O tarkim, leidykla gali pasakyti, kad jūs atnešat vaizdą, sako, ne, tarkim, bet Evelinai tinka, Mariui tinka, koks nors meno redaktorius sako, ne, šitos iliustracijos netinka, perpieškite. Aišku, gali pasakyti. Greičiausiai gali, bet ne mano atveju. Gali, bet man nepasakė. Aš irgi dėja kažkaip, aš ir neturiu labai daug tų knygų sukūrusi, bet tiesą pasakius, aš laukiu kito momento, kai jau padarau visą knygą ir leidyklai parodau jau 100% tikėdama savo darbą. Leidykla džiaugiasi, kad tu atneši. Bet leidyklai jau 100%. Nėra taip, kad vieną iliustraciją nusiųsiu, antrą iliustraciją nusiųsiu, ne? Su pirma galbūt kažkiek dar lapė, kai kūrėsi dar kažkaip taip buvau abejonėse, dar galbūt šiek tiek parodžiau, nuo ko viskas prasidėjo. O paskui aš nežinau, aš tiesą pasakius labai ir bijau dirbti su leidyklom vien dėl to, kad aš labai norėčiau gauti kritikos, bet aš norėčiau, kad nebūtų maksimaliai profesionali. Tai reiškia, man kažkokie ten komerciniai dalykai gali ir nesugroti ir aš tiesiog žinau, kad leidykla su paskutinė knyga iki paskutinės akimirkos netikėjo, kad aš visgi tą knygą jiems atiduosiu. Kad pabaigsi. Tai vat kaip labiausiai laukia, kad... Pagaliau atsirasti. Taip, nes kaip Evelina sakė, ten dažniausiai prasideda ten konjunktūriniai dalykai, politkorekcija, didaktika ir taip toliau. Be viso šito čia leidybui neišvengsi. Plus visos leidyklos yra įmonės, kurios turi uždirbti pelną, išsimokėti atlyginimus darbuotojams ir taip toliau. Su Pelėdžiuku buvo taip, kad aš nusinčiau vienus bandymus. Aš visada nusinčiu bandymus, kažkaip man ramiau, bet su Pelėdžiuku buvo taip, kad aš nusinčiau vienus bandymus, o po to aš padariau kitaip. Eigoje pasikeitė, taip? Taip. Ta prasme, nusinčiau, susiderinom, viskas dirbam toliau ir tada aš pradėjau kitaip dirbti. Apgavau. Kažkas tokio. Bet nieko, ta prasme, visiems viskas kažkaip. Taip, niekas neakcentavo, kad žadėjai kitaip. Tai kitaip tariant, jums neteko susidurti su tokia situacija, kad, pavyzdžiui, atnešate į leidyklą ir leidykla pasako, ne, čia tokios iliustracijos ne vaikam. Vaikas nesupras ten to kažkokio ten potėpio ar dar kažko. Nebuvo taip. Aš tai manau, kad Justinai dar tu ir kalbini tokio kalibro iš tikrųjų kūrėjus, tiek rašytojus, tiek dailininkus. Ta prasme tikrai daugmaž... Istorijų mes girdėjome visokių, bet tai yra kažkaip apie kitus žmonės. Nesinori kalbėti apie kitus žmonės. Šitas klausimas, jeigu tu paklaustum pradedančių, jis visai kitoks. Tai išgirstum kitų visai istorijų, nes aš lygiai taip pat, kaip sukūriau savo ten krūvą eilėraščių, man jas iliustravo dar tada, buvo jinai Launikonytė, dabar Elena Selena, dar jinai buvo studentė, aš padariau tokį kaip jau knygutę ir per knygų mugę nunešiau į 15 gal kokią leidyklų, išdalinau, visi sakė, kaip faina, kaip gražiai surimuota, atrašysim ar teigiamą ar neigiamą atsakymą, nesvarbu, mes jums atrašysim. Spėkit, kiek atrašė? Kiek atrašė? 0. 0? Rimtai? Todėl, kad tu esi, kaip... Jo, nes tu esi naunėjimas, tavęs nieks nežino, niekam tu nesu įdomu. Nieks nežino, kaip tu dirbsi ir taip toliau. Tai čia reiks, Tai aš turėjau pavyzdį su meškiais. Meškių knygom savo, kurios irgi siunčiau kokie 10 leidyklų išleido viena, o paskui perleido leidykla, kuri pirmų kartų neišleido. Taip atsitinka toks gyvenimas, nes aš suprantu labai ir leidyklas, nes tu nežinai, ką tu gausi per šviežieną tokią. Ar su ja galima dirbti toliau ir panašiai. Ir va tada reikia jau ir pasiklausinėti dabar. Jau mūsų tie laikai praėjo pirmų žingsnių, kurie buvo visiems turbūt sunkus. Taip, tai ir mes gal ir rašom geriau, negu rašom panašiai. Ir paišom geriau. Ir paišom geriau. Tai viskas ateina su patirtimi. Geriau ir kalbam geriau. Tai supratau, daug fainesni iš tikrųjų. Ir tu mus pakvieti, taipgi nebūtum pakvietęs. Žodžiu, sąmoningai... Kiek pakvietė pradedančių rašytojų? Kiek pradedančių pakvietė? Šiandien ypač. Tai kitaip tariant,
Evelina tiesiog rašo istorijas, Marius tiesiog rašo istorijas, nesiekia ten kažkokios perteikti vertybės, ten dar kažko, socialinės problemos. Bet aš taip nesakyčiau, paimčiau pavyzdžiui tavo duobę, ten labai aiški tema, ten labai tikslas aiškus knygos. Tai jinai ir norėjo tą istoriją papasakoti. Bet aš norėjau papasakoti istoriją. Taip, tu esi teisus, kad tas noras atsirado irgi ne kažkokioj tuščioj vietoj. Nes vienas noras buvo papasakoti istoriją, kuri tavo galvoje sukasi, kad atlaisvintum tą galvą, pagaliau palengvintum. Tą galvą. Ir kad paskui ją prikristų vėl naujų istorijų. Kitas dalykas buvo, aišku, ir tas matymas, kad šiuolaikinėje visuomenėje mirties tema yra stumiama į pašalius, su vaikais apie tai yra nekalbama. Ir su tos knygos pasirodymu iš tikrųjų tai inicijavo pokalbius, ypač nuo kokių ketvirtokų, trečiokų, labiau ketvirtokų. Ir vaikai iš tikrųjų sakė, kad kad jie norėtų kalbėti šitą temą, kad šitą temą nekalbama su jais. Ir aš žiūriu tada į knygą kaip į palengvinimą dialogo tarp suaugusio ir vaiko. Bet pradžioj, čia gal išsikristalizavo vėliau, kol knygą kūrė, paprastai kol iliustratorės kūrė knygas, aš kuriu istorijos už tų knygų. Taip, ir man tada jau galvojasi, kad man būtų lengviau laukti, tai aš tada prigalvoju visokių tokių dalykų, bet tai atsiranda jau paskui. Mariau, ar gali, pavyzdžiui, pas patį ateiti žmogus, sakyti, Mariau, gražiai rašote, gerai rašote, parašykite knygą apie, pavyzdžiui, ministro pirmininko korupciją, paveikslėlių. Ateiti gali, aišku. Kaip atėjote, taip ir išeikite. Bet turiu omeny, ar rašytoja imasi tokių dalykų, ar galima iš to? Jeigu, tai čia turbūt rašytojas šiuo atveju kaip dailininkas, ar jam surezonuos tą temą, ar nesurezonuos, ir viskas. Man atrodo, pas mus visus ateina ir apie saldainius parašyti, ir apie mineralinį vandenį, istorijėlės. Yra užklausų tokių, parašykit. Mums tokia tema įdomėjo, aš pagalvoju, man šitą temą visai neįdomi, aš ir nerašysiu, tai ką, koks tikslas man rašyti. Padovanojo žaisliuką ir sako, va dabar, man čia neseniai sako, dabar sukurkite apie tą žaisliuką istoriją. Ir aš žiūriu, neįkvėpia manęs tas žaisliukas. O kita vertus, kaip kalbėjom, ar į tą istoriją tu ten įdedim, kaip Evelina sakė, kad būtų duobė, pavyzdžiui, tai kad būtų pagrindas diskusijai. Tai, pavyzdžiui, mano ta knyga Akmenėlis irgi, kaip ir vaikams, sakykime, bet aš ją irgi, nes yra labai daug visokių knygų, ten pilna skaičių, pilna nuotraukų, pilna ko tik nori apie holokaustą gali rasti. Bet tu su vaiku atsisėdęs pasiimsi storą tomą ir pradėsi versti, nebus to ryšio. Kai tu skaitai tą istoriją, iškyla 100 klausimų tada vaikui. Ir vėlgi, ar jinai skirta vaikams? Jinai skirta bet kam, kas ją skaitys. Šeimai, suaugusiems, pavyzdžiui, Italijoje pastatė muziklą suaugusiems. Pagal Akmenėlį. Taip, Bolonijoje jisai vyksta. Taip, man dėl duobės psichologija sakė, kad naudoja darbe gydyti suaugusių traumams vaikystės. Kad, žodžiu, skaito, verkia, žodžiu, turi išverkti tą. Tai reiškia, mes papasakom istoriją, kurią gali suprasti ir vaikas, bet jinai yra skirta visiems, kas ją skaitys. Bendrosios kažkokios vertybės. Tai nėra ten dažniausiai kažkokia didaktika, bet aš to vengiu ten. Nešiukšlinkit, nes gyvensit šiukšlinai. Ten paskutinis sakinys. Surimuokit. Tai to geriau nedaryti. Paveikslėlių knygos jos nėra skirtos tik konkrečiam amžiui. Jos gali būti skaitomos nuo 2-mečio iki 100-mečio, nes tai, ką suteikia labiausiai, tai suteikia tą patirtį. Ir būtent kiekvienas perskaito ją savaip, tiek vaizdą interpretuodamas, tiek ir tekstą gaudamas. Tai man labai patiko Aušros tas pasakymas, klausimas, kai klausdavai, kodėl knyga tokia didelė. Knyga paveikslėlių vaikams, knyga yra didelė, didesnė negu knyga. Formatas. Taip, tai kodėl, Aušra? Jo, čia tikrai toks labai gražus klausimas. Sako, vaiko rankos mažas, sako, kam jūs tas tokias didelės knygas kuriat?
Ir tai iš tikrųjų yra, prie tos knygos turi sutilpti 2 žmonės, skaitantysis ir besiklausantysis. Tai man taip gražu, kad tiesiog... Atsiverčia į Ir dviesę. kartu ir sujungia tą knygą. Taip, Tu nes turi iš būti prisiglaudęs, tikrųjų- kai tu skaitai, vaikas turi būti prisiglaudęs. Mhm. Arba dar tas dalykas, kad paveikslėlių knyga, daug kas nemoka skaityti, paveikslėlių knyga skaitoma, jeigu yra didelė grupė vaikų, atgręžusi vaiką. Ne skaitantysis laiko taip, o tu visai taip skaitai. Taip tau nėra Arba labai į ekraną patogu. projektuoji. Aš ekraną skipinčiau šito, aš vis dėlto už tą popierinę knygą ir ypač kai yra pieštinė knyga, ją reikia vartyti, liesti, netgi popierius yra svarbu, ar ne? Ir kvapas ir visa kita. Pagal iliustracijas ir popierius, nes kai kuriuose popieriuose iliustracijos pradingsta, tas sumanimas, pavyzdžiui, ar ne? Nu, čia daugiau žinau. Gerai, dabar tada taip, toksai truputį provokacinis klausimas. Kaip manote, kiek ilgai vaikas turi užtrukti prie paveikslėlių knygos? Ir ar paveikslėlių knyga nedaro tokios netyčinės meškos paslaugos, tai yra vaiką pratina prie vaizdo, bet daug mažiau prie teksto? Nes mes visą laiką dėjuojam, vaikai neskaito tekstinių knygų, vaikam reikia vizualikos. Mes dėjuojam, kad vaikai neskaito knygų. Net nebūtinai tekstinių. Bet labiausiai tekstinių. Nes šitas knygas jie dar skaito. Dėl to, kad gražus paveikslėliai, pelėdžiukai, lapės, straubliai, dar kažkas. O vat kai jau reikia pamatyti baltas lapas, juodos raidės, neišmano ir negano. Tai gerbėmieji, prisimsit atsakomybę? Oi, su dideliu malonumu prisimsiu tą atsakomybę, nes visgi paveikslėlių knygos yra tas startinis. Jos orientuotos, jeigu taip pat mano įsivaizdavimu, tai knygos yra labiau besiklausančiam vaikui. Ir jeigu jisai nuo to pradės skaityti vieną žodį, antrą žodį, tai tada vadinasi viskas gerai. Sekantis etapas jau yra, kad tu minėjai tekstinės knygos arba iliustruotos knygos, kur jau yra didesnis krūvis tenka būtent literatūrai ir rašytai literatūrai. Tai aš prisiemu atsakomybę, būdama pačioj vaiko literatūrinės kelionės pradžioje. O paskui aš jau nebeatsakinga. Prašom atsakomybę prisimti tie, kas rašo vyresniems vaikams. Vadinasi, neįdomu. Parašote neįdomu. Taip, dėl to. Paskui perima TikTokas, YouTube'as ir visi kiti. Mes čia tik ką dėjavom beveik valandą, kodėl paaugliai neskaito, tiesą sakant. Ankstesnėje laidoje galite susirasti ir pažiūrėti. Pavyzdžiui, Lietuvoje, man atrodo, labai neužtenka įvairovės paaugliams. Mes įsivaizduojam, kai tu esi mažas vaikas, tai tu turi labai tokia tarsi ir pradingo mano mintis. Tu pamojavai ją nukutė. Tu turi daug, taip, pasirinkimo daug turi. Tikrai. Turi pasirinkimo, bet ką pirmiausia moko paveikslėlių knygos, tai yra sukaupti dėmesį ir tą kantrybę ugdyti. Todėl, kad tu neturėdama šitų įgūdžių, tu neperskaitysi iš vis jokios knygos ir jokio kito Bet tu gali pasižiūrėti paveiksliukus, pavyzdžiui, tai gerai, bet tyrinėti juos tai irgi reikia kažkaip sukaupti. Taip, nes gerose knygose paveikslėlių visą laiką labai daug detalių paslėptų. Aušra yra specialistė didelė, paralelinė istorija pasakot kažkokią tai. Ir tada vaikai atranda vis kažką naujo, reiškia, praturtintas tas tekstas yra ir istorija praturtinta visai. Tai tą labai reikėtų labai aiškiai pasakyti, nes aš esu sugadintas, aš pasiimu paveikslėlių knygą, bendras žvilgsnis, tekstas, truputį paveikslėlio, viskas. Tu nesugadintas, tu neišmokytas. Tu gal jau didokas tiesiog paveikslėlių knygų. Jisai neišmokė skaityti paveikslėlių knygų. Nes kai aš važiuoju per susitikimus po darželius ir mokyklas ir pasakoju apie paveikslėlių knygas, po susitikimo visą laiką prieina ir mokytojos, ir auklėtojos darželio, dabar irgi mokytojos. Ir sako, kad dabar mes šitas knygas skaitysime kitaip. Sako, mes negalvojame, kad juose yra tiek daug. Tai mes mokame skaityti žodžius, bet mes nemokame skaityti paveikslėlių. Tai čia irgi yra įgūdis, kurio irgi reikia išmokti.
Bet Gerai. aš, pavyzdžiui, buvau Taip, kita prašau. ir dabar esu kita skaitytoja, ne tokia, kad susirasti tekstą. Aš pasiemu knygą, praverčiu, kur pirmiausia paveikslėliai. Taip, paveikslėlius aš visą laiką mėgau, net atsimenu jau suaugęs, kai buvau, kai grįžau iš kariuomenės, tai mano svajonė ir buvo pasiimti šveiką, alaus ir važiuoti Palangoje kopose skaityti. Šitas norėjo iškirpta, šitas bus iškirpta. Be alkoholinio Alkoholinis, tai. Aš labai norėčiau, kad Lietuvoje suaugusiems iliustruotų knygų. Ir būdavo atsirastų. įdomiausia man Taip. rasti tas Bet čia dar paveikslėlius nematyti. būtent. Nes kaip, pavyzdžiui, nuvažiuoji į Prancūziją, ateini į knygyną ir visas antras knygyno aukštas yra komiksai suaugusių. Nes jie nebeskaito Ir ne tik teksto. komiksai. ir Nu ne tik- kodėl neskaito? Tai yra, nebūtinai, dar, tai tai yra tiesiog yra- paralelinis žanras. Taip. Provokuoju. Beje, dabar tik ką pasirodė komiksas Karalius nakvos merkinėje, Gerdos Jort nauja, būtent suaugusiems. Bet jaučiu ir su vaikais galima ją skaityti. Va. Bet iš tiesų tasai klausimas vaizdo teksto santykis Lietuvoje jis labai yra pasistumęs į teksto pusę vertinimuose. Ir paveikslėlių knygos turbūt yra pirmoji ta kregždė, kuri būtent gražina arba pastumia fokusą link vaizdo. Nes komiksai, kaip patys žinom, kad jie gana lėtai braunasi į viešą. Taip, jie ir nuvertinti yra. Bet jie ir lėtai Aš kuriami. buvau šią žiemą Japonijoje ir važiuoju ten metro arba traukiniu ir visi suaugę, praktiškai 90% atsidarę Manga. mobiliokų. Jo, mangas, anime ir žiūri, jie skaito tos savo komiksus. Taip galima gal pritraukti saugusius skaitimo pasaulį per tai, nes iš tikrųjų, kai mes sakom, kad vaikai neskaito, aš sakyčiau, kad labiau neskaito suaugę. Vėlgi, turbūt kito pokalbio tema. Ir dabar Čia kvietimas? Galbūt žiūrėsim, kaip čia viskas klostysis. Bet aš dar vieną dalyką noriu paklausti. Dabar pasirodė ir knygos apskritai be žodžių, kur Tai jos seniausiai. piešia. Seniausiai buvo? Be žodžių knygų yra Lampedūzoje biblioteka. Visa ištisa biblioteka be žodžių knygų. O Čia kas ne Lampedusa, Lietuvoje čia pirma Vilnius. Babilaitė, ar nesuskrisiu? Iš lietuvių Babilaitė. Ne vienas neskrisiu. Ne, yra ir Ne skrisiu vienas. jos. Ten Yra yra ir šiek tiek skrisiu. teksto, man atrodo. Bet Ai. jo, pas mus, aš kiek žinau, tai gal kokie 15 metų atgal buvo ir netgi pirmoji bežodė knyga buvo labai būtų juokinga dabar sakyti verstinė, nes ten Taip, kaip ir taip. tik pavadinimas te buvo išverstas, bet tai buvo visiškai komercinė nesėkmė prieš 15 metų, kiek aš žinau, nes tiesiog žmonės nematė vertybės mokėti tik už vaizdą, kur nėra teksto. Ir aš, pavyzdžiui, esu mačiusi, kaip literatūros profesionalas bando prieš kamerą skaityti bežodę knygą ir kaip tai iš tikrųjų yra beprotiškai sunku įžodinti patirtas, vizualias savo patirtis į kažkokį sklandų tekstą. Tai bežodės knygos yra be jokios abejonės irgi literatūra. Ta pati literatūra, jeigu vienoj pusėje mes padėtume bežodę knygą, tai visiškai opozicija jai būtų tai būtent knygos be vaizdo. Tai tos jau tekstinės. Tai šitame tarpe viskas, kas telpa tarp bežodės ir bevaizdas, tai viskas yra literatūra. Tai yra tada, kas yra paveikslėlių knygos, tai yra komiksai, tai yra grafinė novelė. Gal dar kažko, aš nežinau, kas dar gali būti. Iliustruota knyga tiesiog. Iliustruota knyga. Paskui tas visas paauglių, kaip tas vadinamas, kur skyriais turi angliškai chapter book. Chapter book, skyrių knygos. Kas tai per daiktas? Kur knygos, kurios jau turi skyrius, kurios nėra ištisinės. Tai angliškai jos vadinasi chapter books. Lietuvoje dar nėra prigijęs skyrių knygų su skyriais pavadinimą. Tai dauguma knygų turi skyrius. Vaikų knygos ne. Ai, turi galvoj, paveikslėlių knygose dažniausiai nebūna. Ištisinis tekstas. Būna ištisinis arba atskiros istorijos, bet labai retai tai būna. Bet dėja, dar kol kas Lietuvoje, kadangi pats dalyvauju beveik visose mūgėse, tai aš matau, kad perka knygas dažniausiai, galima sakyti, pagal svorį, pagal kilogramus, ne? Po daugiau teksto? Jo, nes pavarto ten, jeigu, pavyzdžiui, yra mano knyga ten Miegas, vienas eilėraštis ten tik apie miegą, jinai gražiai, man patinka, labai iliustruota ir... Bet tai kaip čia vienas eilėraštis, tai kaip aš čia 5 eurus mokėsiu. Taip, vakarui 5 eurai dešrainis. Vakarui paimsiu ir per 5 minutės perskaitysiu. Tai aš sakau, tai jums reikia paimti kelias knygas. Aš Amerikoje buvusi bibliotekoje, kur ateina vaikų darželio grupės
ir paimama kažkokia tema, bibliotekininkė paima temą ir pasiema kelias knygas, tas trumpas knygas ir per paveikslėlius, kadangi tai yra maži vaikai, jie taip ilgai nesutelkia dėmesio, tai tu perskaitai ir verti, jie pasižiūri paveikslėlį ir taip ugdomas jų dėmesys, ugdoma kantrybė po truputėlį, teksto vis daugėja, iliustracijų mažėja. Tai jo labiau, kad ir skaitai ją ne vieną kartą, galbūt ir per tą patį vakarą. Keista vertinti knygą pagal žodžių kiekį. Čia yra, bet dėja, taip yra. Taip yra, ne taip, kaip prieš 10 metų, prieš 10 metų buvo iš vis labai liūdna, bet vis tiek tas yra labai gaju, kad va čia yra mažiau vertės. Bet jeigu jūs ateisite su paaugliu prie rašytojo, kuris prisirašė storų knygų ir yra plonesnė, visą laiką bus šita, kadangi mažiau žodžių. O manęs visai ką klausė, kuri jūsų storiausia knyga? Nes mokykloje mokytojos nuo kokios 2 klasės liepia skaityti knygas, kur daugiau negu 100 puslapių. Taip, ne nuo 2, čia nuo kokios 4. Ne, jau žinok, nuo 2. Tavo vaikai užaugo, kartelė pakilo dabar. Nuo 2 ir tada paveikslėlių knygoms praktiškai be šansų patekti į antrokų rankas. Tikrai taip. Aš tai turiu labai juokingą istoriją su mūsų Mariaus Marcinkevičiaus knyga. Mariaus Marcinkevičiaus, taip. Draugystė ant Straublio galo, jinai buvo nominuota metų knygos rinkimams. Čia visos buvo nominuotos metų knygos rinkimams. Ir reiškia, LRT daro įrašus. Tas knygas nominantės įgarsina ir vakaro pasakaitę būna, vaikai gali ir suaugusiai pasiklausyti, kurios tos knygos nominuotos. Ir šita knyga, kai buvo įgarsinta, realiai joje yra 2 žodžiai, kai kurie puslapiai yra 2 žodžiai. Ir aš klausiausi tą įrašą ir galvoju, Dieve, kokia gėda, nes ta prasme... Kokia banalybė. Ta prasme, iš tikrųjų, istorija yra puikiai, bet jinai labai yra glausta, viskas yra pasakojama vaizdais ir galvoju, tu išpreparuoji tą knygą dalimis ir tau lieka tokia trumputė glausta istorija, kuri telpa ten, nežinau, čia pagal... Ant delmo, tikrai, Ant Straublio galo. Aš nežinau, kaip yra Mariui, bet aš kai rašau istoriją ir aš galvoju, kad tai bus paveikslėlių knyga ir tu stengiasi net daug žodžiauti, išvengti tam tikrų pasakojimų dalykų, palikti erdvės iliustracijai. Nežinau, ar Mariui tą... Įvairiai labai gaunasi. Nes jeigu tu rašytum knygą, kuri nėra paveikslėlių knyga, tu plačiau viską pasakotum. Kartais tiesiog ta istorija pati nelabai klausosi tavęs, kai aš rašau. Ten pradeda herojai išdykauti ir gaunasi, pradedi rašyti, parašysiu čia. Pusę puslapio. 500 žodžių. Įkvėpimas. Oplia! Stabdyk arklius. Aha, tai dar tada viena problema, kad mes dabar labai dažnai kalbame knygų kėlimą į kitas medijas, audio knygos dabar labai populiarios, paveikslėlių knygos persikelia į garsą gana sunkiai. O jeigu į vaizdą iš paveikslėlių knyga tampa filmuku, yra tokių atvejų? Greičiausiai yra, bet aš... Bet ne Lietuvoje irgi. Yra, Sivūžas yra ir buvo per šitą kino pavasarį pernai, Ragai ir kanopos jis vadinasi. Filmukas? Taip. Animacija? Animacija. Puiku. Buvo čia Bingio kino teatre rodėjai. Ir be to Akmenėlį Beresnickas pradėjom su juo daryti, bet nežinau, ko ten baigsis, bet tikiuosi teigiamai baigsis. Tai dabar, jeigu žvelgiame į Lietuvos situaciją ir paveikslėlių knygas, judame į gerąją pusę, daugėja visko, ar vis dar esame kažkur labai smarkiai atsilikę su visa vizualistika ir kitais dalykais? Koks jums įspūdis? Reikia nuvažiuoti į Bolonijos knygų mugę ir tada ten pamatai tą tikrai pasaulinį maštabą. Ir Lietuva tam kontekste šiaip tai labai skamba garsiai, sakyčiau. Pastoviai mūsų dailininkai dalyvauja ir gauna apdovanojimus ir pasaulinio lygio. Tai aš manau, viskas gerai. Viskas neblogai iš vienos pusės. Kaip lietuviška. Iš kitos pusės. Bet jo, viskas atsiremia į leidybą ir į komerciją, kaip visada.
Jeigu tu nori padaryti labai jau menišką kažkas, tiesiog leidykla gali to pasakyti. Tokios knygos nieks nepirks, mes jos dėja išleisti negalim. Bet... Aušra? Atsiprašau, Agnė, taip. Ja. Man tai labiausiai įvairovės trūksta, lietuvių autorių. Gerai, o įvairovė Jų tiesiog- kuo pasireikštų? jų tiesiog labai turit mažai. galvoj? Tų, kurie Kokybiškai rašo kuriančių. Aha. Kokybiškai kuriančių, ir rašančių, ir piešiančių. Neskubančių, galinčių sau leisti ilgiau pabūti. Tiesiog su jų labai kūriniu. mažai. Bet žinai, Justina, įdomiausia yra, vat, kai aš įkritau į tas paveikslėlių knygų teoriją. Ir man taip įdomu buvo, kad jeigu, pavyzdžiui, koks nors autorius rašo apie kokius 60-70, lygiai taip pat verkia. Kad reiškia, kad tik 10% yra kokybiškos literatūros maždaug. Visą laiką yra ta statistinė 10% kokybė, o visa kita maždaug ne. Tai aš irgi manau, kad Lietuvoje yra šiaip iš tikrųjų skaičių prasme paveikslėlių knygos siaubingai išaugo per pastaruosius ypač 5 metus paskutinius. Tai visgi yra pamatę, kad jų trūksta, lietuvių autoriai rašo, kuria, paišo tų knygų skaičiaus prasme labai daug. Kiekybinė prasme dėja nėra taip smagu. Kokybinė, kad reiškia 10%. Greičiausiai, kad taip, nes vat, yra tekę tais metais, kai aš neturiu knygų kažkokiose komisijose, kur būtent vaizdą vertina. Tai yra ten, pavyzdžiui, 180 pozicijų, bet greičiausiai bus tik tai atrinkta 15-18 knygų, kurios turės kažkokią tokią įdirbį. Tai, jo, ir aš pritarčiau labai lygiai taip pat Agnei, kad stilistiškai pas mus yra šiokia tokia irgi galbūt stagnacija, galbūt toksai užsižaidė labai daug tokiais kompiuteriniais dalykais, plokščiais dalykais, ypač veidai. Ir man tikrai labai nuostabu, gražu pasidžiaugti, kad ir Agnės tas išsiskiria pieštukas, yra Linos Dudaitės, toks tikrai labai šiais laikais irgi labai grįžtama prie tų senųjų technikų, būtent, kad pieštukas, akvarelė. Taip pat atsvara, tokiam kompiuteriniam vaizdui. O ko mes turim daugiau, ar paveikslėlių knygų rašytojų, ar paveikslėlių knygų iliustruotojų? Nes man tai atrodo, kad iliustruotojų yra labai daug. Nežinau, registrai. Nelabai aš matematikos, aš labiau pasakoju, negu skaičiuoju. Lygiai taip pat aš negalėčiau pasakyti. Man tai atrodo, kad ir tu labai daug. Daug? Man tai labai mažai. Ne, man iliustratorių tai trūksta. Sakyčiau, iliustratorių tai trūksta. Gal iliustratoriams rašytojų trūksta, aš nežinau. Iliustratoriai vėlgi yra labai labai skirtingo lygio, žiūrint ką paišys, kaip paišys, ar kiek laiko tokių kliurkų su akim padarys. Per 2 savaitės. Taip, kompiuterį tu gali greitai, o nebūtinai, bet, pavyzdžiui, pieštukų yra daug lėčiau. Ir kompiuterių gali. Bet dabar ir rašytojų ateinant dirbtiniam intelektui viskas keičiasi po truputį. Ir man irgi atsiunčia kartais tekstus paskaityti, vertinti, tai matosi, kad jie generuoti gal pusiau, gal visai, bet toks kaip atsimenat, kai vaikystėje būdavo biologijos kabinete tie obuoliai tokie ir kriaušės vaškiniai. Tai paėmėt, jisai kaip ir panašus į tą obuolį, bet jis vaškinis. Tai su iliustratoriam labai. Taip ir tas tekstas, tu skaitais kažkoks tai vaškinis. Dar pavojingiau. Nes josgi einame tokias multiplikacinės, tokias, kur paprastam skaitytojui sako, kokios mielos, kokios gražios, bet skonio jos neugdo. Ir ta prasme to supratimo apie iliustracijų skirtingumą neugdo, nes viską suvienodina. Didelės akis ten, pavyzdžiui, kažkokios ten. Man tai klaikios tos knygutės, kurias ten perleidžia pasakėlės ir visa kita su visais tokiais ten tais. Tai aš tai sakyčiau, kad reikėtų paimti Aušrą su jos vizualinio raštingumo paskaita ir siųsti per visas mokyklas, visas darželius ir pasakoti tiems žmonėms, kurie artimiausiai dirba su vaikais. Nes jam irgi trūksta žinių. Pavyzdžiui, darželių mokytojos, jos dauguma neturėjusios paskaitų apie vaikams skirtą literatūrą. Ir iš tikrųjų jos kiek gaudo, o gal joms reikėtų atnešti ir papasakoti. Bet net ir kompleksiškai pasižiūrėjus, pavyzdžiui, net tie patys būsimieji leidėjai, kurie mokosi leidybos, reiškia, bakalauro, jie neturi, kiek aš žinau, jie neturi kurso, jeigu yra, pavyzdžiui, apie vaikų literatūrą, jie mokosi literatūrą vaikų vertinti tik per literatūrinę prizmę, bet reiškia, o kaip yra tas su skonio reikalu, kaip su vaizdu, kaip leidėjas atsirinks, kas yra geras vaizdas, kur tau
tie baisios klaikios tos iliustracijos. Ir sako, gražu, komerciškai perka. paklausu. Tai yra toksai, trūksta tikrai tokių elementarių žinių, nes tekstą mes mokom ir mus išmokė, ir mes vaikus mokom, mes mokam paklausti, kas ten nutiko, kas ten įvyko toj knygoje, bet kai tau reikia paimti bet kokią knygą ir jeigu tu nesi mokęsis dailės, tu tiesiog žmogus jaučiasi labai nepatogiai, jisai bando tą savo patirtis įžodinti, bet jis net neturi kažkokio žodžių bagažo. Gal galėtumėt kiekvienas po kokią pagrindinę mintį, kodėl ir suaugusiam, ir vaikui vis dėlto verta paveikslėlių knygą žvelgti ne kaip į tiesiog knygą, bet būtent į šitą sintezę teksto ir vaizdo. Ką tai duoda daugiau, negu duoda paprasta knyga arba duoda paprasta iliustracija? Aš tai galvoju ir mano tokia viena iš pagrindinių minčių yra, kuriant paveikslėlių knygas, kad aš kuriu nepaprastą knygą, nepaprastą istoriją, o tiesiog tą ryšį tarp vaiko ir suaugusio, kuris atsiranda vakare prieš miegą, nusiprausus lovai, turėti savo kažkokią tą minutę po visų darželių, ten mokyklų ar šaršalų būrelių ten ir taip toliau, savo ramią minutę, kur tokia bendrystė. Ir jeigu tai tikrai gera, įdomiai traukianti istorija, kuris patinka ir suaugusiam, ir vaikui, tai tikrai ta sukuria gražų ryšį tokį, kuris yra labai svarbus. Aš gal irgi norėčiau paantrinti, nes mano irgi tokia vizija, kuriant knygas, tai buvo būtent to vakaro su knyga, su vaiku. Vakaras su knyga. Taip, iš tikrųjų, ir netgi mano atveju aš labai ir popierių norėjau, kad jis ir purus būtų, ir kvepėtų, taip kaip mano vaikystėje buvo, man labai buvo svarbu tas dalykas. Ir taip, be jokios abejonės, aš dar norėčiau pasakyti, kad visgi geros paveikslėlių knygos tai yra ir patys pirmieji vaiko muziejai namuose. Tai tikrai labai toksai, tame irgi yra vertė, ne tik istorija, kuri papasakota, bet ir ta, kuri papasakota per vaizdus. Taip, irgi sutinku su kolegom. Ir man kažkaip dar labai svarbu yra, kad džiugintų, suteikti džiaugsmą, kad tas mano kūrinys, kurį aš kurdama patyriau irgi džiaugsmą ir aišku ir galvos šiokį tokį skausmą ir taip toliau. Bet pirmiausia, tai norisi nešti tą gerą emociją ir kad tie žmonės, kurie ją skaito, kažką ne tik patirtų, bet ir džiugintų juos. Čia kaip knisliukas ateina tą raudoną balionėlį grąžintą, ne? Kodėl grąžinat? Nedžiugina. Tai jo, tai kad negrąžintų kažkaip. Tai tas ryšys pirmiausia, aišku, džiugina, bet ir tai, ką ta knyga iš jos gauni, ten visas detalės ir emocijas. Irgi sutinku su visais kolegomis. Ir norėčiau dar pridėti, kad taip yra smagu būti žmogumi, padedančiu vaikui kurti santykį su knyga, tą santykį, kuris gali išlikti visą gyvenimą, sukurti tą emociją, galų gale prisiminimus bendrus vaiko su tais, kurie skaito jam, pirmiausia tėvais, paskui mokytojais, gal ir draugais. Tai man atrodo čia toks labai smagus dalykas. Ir dar vienas dalykas tai, kad jeigu tavo knyga po 20 metų nuo jos kokio išleidimo vis dar skaitoma ir ją tebenori skaityti ir jinai nepraradusi aktualumo, nes pasaulis keičiasi ir tos knygos yra labai nukreiptos, pavyzdžiui, socialinius dalykus, ar jos gali pasenti. Tai jeigu tavo knyga nesensta, tai žodžiu, pasiglostyk savo galvą. Tai kągi, labai dėkoju visiems pašnekovams ir dar kartą primenu, kad kalbėjausi su dailininkė Aušra Kiudulaite, rašytoju Mariu Marcinkevičiu, dailininkė Agnė Nananai ir rašytoja Evelina Daciūtė. O mūsų kalbino rašytojas Justinas. Suprantama, ne Marcinkevičius, o Žilinskas. Ne Marius Žilinskas, o Justinas. Taip, ir tikrai ačiū labai už pokalbį. Aš ir pats labai įdomių minčių prisiklausiau ir dar vieną pagalvojau, kad gal irgi sureaguosiu, kad ir parašysiu paveikslėlių knygą. Kol kas neplanuoju, bet aš galvoju, kad mes visi pasaulį pažįstame skirtingai. Vieni pažįsta garsu, kiti pažįsta tekstu, kiti pažįsta vaizdu. Tai paveikslėlių knyga jau atlieka tą dvigubą funkciją, kad dvi medijos jau yra pažintos.
Tai va, ir tai turbūt irgi yra labai svarbu, nes yra tų vaikų, kurie, na, jie nesugeba teksto įveikti ir galbūt tai jiem irgi yra pirmas kelias prie knygos, kad paskui prisijaukintų tą tekstą. Tai va, tai ačiū, mielos dailininkės, ačiū rašytojai ir iki kitų kartų. Ačiū. Ačiū.